Taigi, vaikai, parodau jums plazmą, patį aparatą. Tas raudonas aparatas čia reguliuojasi srovė, jungiasi aišku į rozetę, dar pasijungia kompresorius prie jų. Jis yra ten už sienos, kitoj patalpoj, nesimato, jis garsiai labai veikia, tai du, kai jis jungia. Kad būtų mažesnis triukšmas, esu kitoje patalpoje laikau. Dabar šitą, kur rodžiau metalo gabalą, skardos gabalą, kur yra piešiniai, prisijungia čia toksai krokodilas vienas ladas iš plazmos ir yra dar toks pistoletas. Iš čia ir eina ta plazmos lankas, kuris ir pjaus. Aš dabar galiu paspausti, bet nebus to plazmos, tos liepsnos, nes jis yra tik tai prilietus, neprilietus, bet arti metalo. Parodysiu, kas gaunasi. Pučia oras, bet nesimato ugnis, nes nėra metalo šalia. Bet negaliu filmuoti metalo šalia, todėl kad gali susigadinti telefono fotokamerą. Gali tiesiog nuo to šviesos stiprumo, ar kaip pavadinti, nuo spinduliuotės, tos stiprios ultravioletiniai spinduliai turbūt, gali pakenkti kamerai fotoaparatų. Nebent reikėtų filmuoti irgi per skydelį. Taip, o skydelis, kaip sakiau, yra toks. Jisai automatiškai užsitamsina, čia reguliuojasi, kada užsitamsinti, per jį tamsiai matosi. Nežinau, šviesa matosi šiek tiek. Gaunasi, kad jis, kai gaunasi virinant arba su plazma pjaunant, jisai iškart užtamsėja. Pabandysiu pjauti ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Pamatysit sekančiam filmuke.